Čia mėgojam kitoje albergėje. Na, čia liftas, atsikeliam į 3 aukštą. Virtuvytė, šaldytuvas, kalbeininkės, tokia terasa. Ten kalnai, čia irgi spintelės tokios, svarbesnius daiktus sėdėti, bet žiauriai patiko. Ir vieni, kas svarbiausia, mėgojam, telekas. Čia dušas, biški patinės. Nu, 2 dušai, tas vienas neveikia. Ten dar šalia yra. Nu ir va, pats. Čia mes mėgojam. Čia nieko nebuvo, tai sakau, mėgojam, kai nežinau, visoje kelionėje gal geriausia albergė, kuri pakliuvo mums. Saulutė šviečia, ispanai klikoja kaip visą laiką, o šitą albergę. Pension Flavija. Ką, keliaujam? Parduotuvė 9:30 pasirodo atsidaro tik tais. Nu, pas juos įdomi. Labai vėlai viskas atsidaro. Ir vėlai nueina gultis. Siesta 2 valandas, ilsisi, per siestą pavalgo. Ir paskui iki vėlumos dedė. Įdomiai pas juos važiuoja tokie autobusiukai su batonais. Ir išvežioja ir į namus, visur. Po kaimėlius, visur, vienu žodžiu, kas, ar jie su kokia sutartį sudaro su žmonėm. Ir įdomu tai, kad jeigu neranda žmogaus namuose, jeigu namas aptvertas, tarkim, tai tiesiog užkabina ant rankenos ar aukščiau kažkur toks yra vietos užkabinti maišelį su tais batonais. Bet taip malonu matyti, kad nieks neima. Viskas šaunu. Čia D. Manuelis Baltaras Santalo. O 9:21. O, dirba Inga vaistinė, nenori 18 laipsnių dabar. Pirkom jau kelis kartus ir pleistrų, ir specialų tepaliuką, kad vienu žodžiu nuo pulių, va ten bažnyčia buvo Inga. Žiūrėk. Ir liktais atdara. Ir liktais mums ten bus išeiti. Nu, sakau, ir liktais dar mes štampą gal užsidėsim, nes ryte dar dirba. Nes mes pataikom tada, kada uždaryta. Tai va, su tais batonais šaunu, taip išvežioja. Uždaryta, man atrodo. Ta pati vokietė. Čia vodelas. Jo, čia paštas. Hai. Taip. Vienu žodžiu vokietį. Vienoje albergėje užvakar mes buvom susitikėm ir mėgoja, va, su raudona kuprinė, su paduku. Sakau, jau eini tuo keliu, jau vieni kitus jau pažįstam. Žiūrėk. Štampai daugėja. Šiandien yra 2:02, o pradėjom. 12, tai šiandien 10 diena. Gan normaliai. 25, 6, 90.
Inga man maišus nori padnoškę pakišti, nes man koja pagerėjo. Ir jai nervas ima tai, kad aš pirmas einu. Nes jinai visą laiką ėjo iškeltą galvą pirmą ir čia tipo dar važiuojant manęs po švelkuos. Tai va. Ir va pačiu moters pipiriukai padrono. O bažnytėlių vėl. Ai, čia kapinės vėl. Kaip įdomi, tų bažnyčių mieste būna po 5, bet to pačiu ir su kapinėm. O visur tos džiovyklos, va. Ką žinai, jie be džiovina, ką nors. Citrinų medis. Mano mandarinų buvo pilna, persikų. Va, tas persikų medis. Persikiukai maži. Va, žiūrėkit, kaip žmonės gyvena. Piligrimai su dviračiais. Galėtų pralėkti toks traukinukas. Žiūrim, pilnas traukinys piligrimų. Matėm vieną piligrimą ten užpraeitą dieną berods. Ai, vakar. Žmona sako, žiūrėk, atvažiavo taksas išleido senį. Nu, ten tas senis gal vyriškis daugiau. Jo, kuras, žiūri, kažkur laukuose. Nu, prie piligrimo tako, ta prasme, atsistojo. Čiukti šoko iš taks. Ir pašuol jisai. Geras. Nu, čia jaučiu gali tokį bairį prisižiūrėti. Sakau, bet nešlubavo, ne niekas. Labai gražiai nuėti. Suprantu, kojas skauda čia. Tu prisižiūri žmonių, kurie eina. Čiut nešliaužia. Bet jie eina. Kenčia, dantys sukandę. Kaip tu? Kaip aš, nu. Nes aš visas dienas dabar, aš nežinau, kelintą aš dieną vartoju vaistus nuo skausmo. Nes sunku man yra išsėti rytais. Bet šiandien sakau, šiandien labai viskas gražiai. O buvo vienu albergijoje 2 čekai broliai. Vienas vyresnis, bet kokie 5 tas jaunesnis, o kitas apie 60. Tai pas tą vyresnį, jisai... Aš jau tenais toje albergėje ėjau link miegamosios, tos miegamųjų kambarių. Taip vėžlė, taip brūžindamas tarkas čiut ne grindinį. O tas dar lėčiau. Tai paskui ryte atsikėlė, jau kai ruošėmės, man žmona tas žaizdas pravalinėja. Priešinėja tas kojas. Ruošėmės išeiti. Ir tas čekas parodė savo žaizdas kojų. Nežinau, per visą, čiut ne per visą padą. Ta pėda, ne padą, o pėda. Tai ten žiauru. Pasidarė net gaila žmogaus. Nu, vat. Yra čia visokių žmonių. Graži. Nu, žiauriai sena bažnyčia.
Net žiauriai sena bažnyčia, neįleidžia net į vidų. Pro tarpelį įkišt galima, tik tais kamerikė, matėt patys. Bet viduje ten matosi, kad žiauriai gražiai ir padaryta tai nerealiai. Nežinau, čia pas jos taip padaryta. Viršui Kristus nukryžiuotas, čia greičiausiai Marija gal. Dar viena bažnyčia ir vėl va įdomi kolumbariumai. Tai va, jeigu yra mažas kaimelis, automatiškai ir ten va, buvo po 2-3 bažnyčios būna. Na, aišku, automatiškai viena gal kur eina mišias atlikinėja, o kita va šalia kapinių iškart. Čia gal veisykla tokių skalikų. Tokie neša į latviškus skalikus. Žiūrėkit. Ne, čia ne latviški, jie kažkokie. Bet medžiokliniai. Kiek duobių prikasė, va matas jau. Aštuoniolika. Čia paskutiniuose etapuose tų žmonių pilna jaučiu bus. O kai ten galutiniam taškį, tai su jais iš visų kelių. Bon kamin. Taip visi ir žygiuojam. Tokias nuotaikos iš karto yra čia tose atstumuose paskutinėse. Tai ir širdys virpa, ir šiurpuliai bėgioja. Nu. Ir Edgaras pradeda suprasti, kad Inga myli. Va. Bet šiaip visumoj tas jausmas, žinokit, sunkiai apsakomas. Aš jau įsivaizduoju, kas tenais dėsis galutiniam taške. Kažkaip einu ir džiaugiuosi netgi, kad einu. Ne? Šiandien mes daug ką lenkiam. Visą kelią mums lenkia. Paskutinę dieną mes visus lenkiam. Bet čia gerai bus įsivaikščia per 10 dienų, ne? Ką? Žiauriai greitai. Aš galvau tilpti tas 13-14 tilpti. O čia mes per 10, tai oi, kažkas nerealaus. Dėl to tos puslės ir šoko. Kad bėgom. Chebra, nebėkit. Ir nebus puslių. Žiūrėkit, vas kokiam tašykiam, su lasdutėm. Taip reikia eit, nu ne kaip mes. Kiek telpai kuprinės, tiek prisidėjo. Ну что, тут мышь.
Aišku, čia iš pasipelnimo. Bonkamin. Bet taip vieta tokia parinkta, miške toks takelis. Kažkaip irgi duoda per širdį ir per tos vidinius jausmus. Nežinau. Tik gaila, aišku, jo, to viso kelio nepajusi, taip nėra visam keli. Čia tose paskutiniuose taškuose vat, jau jaučiasi, kas dėl pinigų, ten važiuoja su mašinom, bananus pardavinėja, šaltus gėrimus. Viskas čia prie Santiago jau arti, tai jaučiasi. Ten toliau iš vis, kur mes jam, ten ir ženklų net nebuvo pradžioj. Šeši kilometrai, 1,71. Ten kažkur Santiago laukia. Karšta. Čia liktais 31. Derecha. Nie wychodzicie, derecha. Jeden numer 2. Puede pasar. Reikia į aikštę kažkaip įeiti.